Sveiki, esu Gustas. Kartu su Šarūne, Kultūros ministerijoje, šį pusmetį atlikome projektą tema bendradarbiavimo tarp Artech ir kitų sektorių didinimas skatinant socialinių inovacijų kūrimąsi. Atlikus analizę paaiškėjo, kad Lietuvoje nėra išnaudojamas KKI sektoriaus potencialas socialinės ir ekonominės vertės kūrime. Taip pat pastebėta, kad didžiausios galimybės atsiveria orientuojantis į Artech ekosistemą bendrame KKI kontekste. Galiausiai atskleistas aiškus poreikis tarpininko pozicijai. Taigi pagrindinė problema yra tai, kad nėra tarpinės grandies, kuri jungtų Artech su kitais sektoriais, skatinant aukštos pridėtinės vertės socialinių inovacijų kūrimą. Todėl mes rekomenduojame įgyvendinti Artech socialinių inovacijų kūrimosi programą. Tai būtų Artech ekosistemai skirta programa, kuri burtų socialinių inovacijų bendruomenę sudarytą iš Artech, mokslo ir kitų viešojo bei privataus sektorių profesionalų, siekiant bendrai spręsti visuomenės problemas ir vieningai kurti vertę valstybei. Paprasčiau tariant, pasitelkus programą visuomenės kūrėjai, Lietuvoje būtų pradedamos kurti aukštos pridėtinės vertės Artech socialinės inovacijos. Pagrindinės programos kryptis būtų 5. Pirmiausia, bendradarbiavimo skatinimas. Antroji būtų kompetencijų plėtra. Trečia būtų tvaraus finansavimo užtikrinimas, atstovavimo bei švietimas. Galiausiai tarptautiškumo skatinimas. Siūloma programa galėtų tapti praktiniu įrankiu įgyvendintant valstybės vizijoje Lietuva 2050 nustatytas teminės kryptis. O dabar kviečiu kolegę Šarūnę. Ačiū Gustai. Kitas kertinis momentas, kurį labai svarbu paminėti, yra atsakomybių pasiskirstimas. Ir šitoje vietoje labai svarbu pabrėžti, jog socialinių inovacijų tema yra tarpdisciplininės prigimties, todėl svarbu užtikrinti tarp institucinį bendradarbiavimą. Kultūros ministerija galėtų būti programos savininkas, socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su ekonomikos ir inovacijų ministerija būtų programos partneriai ir daliniai finansuotojai. Vyriausybę numatome kaip strateginį partnerį, kuris būtų atsakingas už aktualiausių Lietuvai temų formulavimą. Inovacijų agentūra taptų programos įgyvendintojų ir galiausiai labai svarbu apsvarstyti bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo taryba, nes mes kalbame apie MTEP ir aukštos pridėtinės vertės socialinių inovacijų kūrimą. Programą administruojančių organų taptų Artech Hubas, kuris po savo funkcijų spektru jau yra nusimatęs veiklas, kurios atitinka mūsų siūlomą programą. Todėl ši programa galėtų puikiai nugulti jų atsakomybių sąraše. Ir esminis momentas, kurį svarbu pabrėžti, yra šios programos kuriama vertė ir vertės pasiūlymas. Ir šitoje vietoje labai svarbu paminėti, jog programa kurtų vertę ne tik kultūros ministerijai ir kultūros laukui bendrai, tačiau jie aprėptų ir žymiai platesnį spektrą. Tai būtų vertinga tiek mokslo bendruomeniai, verslui, tiek viešajam sektoriui. Ir būtent dėl tokios plačios kuriamos vertės ši programa būtų aktuali ir kitoms institucijoms. Ir ilgalaikėje kuriamos vertės perspektyvoje turėtume stiprų Artech ir stiprią Artech ekosistemą, kur Lietuvos kūrybinės industrijos taptų matomos tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Turėtume stiprią ir atsparesnę iššūkiams visuomenę, kuri pasitelkus Artech kurioje būtų sprendžiamos visuomenės problemos, ir galiausiai turėtume stiprią Lietuvą, kuri didintų savo inovatyvių produktų eksportą bei stiprintų savo pozicijas tarptautinėje rinkoje. Tad reziumuojant, programa visuomenės kūrėjai tai būtų Artech socialiniai transformacijai. Tai būtų vieta, kur susitelkia įvairių sričių socialinių inovacijų profesionalai, drauge spręsti aktualiausias problemas ir kurti mūsų visų ateitį. Ačiū už dėmesį ir maloniai kviečiame Jūs su projektu susipažinti dar geriau. Visą informaciją galite rasti Kurk Lietuvai internetinėme puslapyje. Ačiū.